Šią savaitę tikrai gausų muzikinių premjerų, viena iš jų, kaip ir pristačiau laidos pačioje pradžioje, grupė Katarsis ir kūrinys Kas man be jūros. Ne tik kūrinys, bet ir vaizdo klipas. Ir kartu su mumis šį rytą yra Katarso vokalistas Lukas. Lukai, labas rytas. Labas rytas. Vasarą įsibėgėjo, visi prie jūros, jūs irgi prie jūros keliaujat? Buvom. Buvot. Ar dar šią vasarą sugrįšit, ar kol kas planai, apie koncertus pasišnekėsim, ar kol kas planai ne prie jūros daugiau? Šiaip bendrai gal ne prie jūros tiek, bet bus ir prie jūros progų nuvažiuoti, manau. Kūrinys vadinasi Kas man be jūros. Lukai, pats esi iš Klaipėdos, jūra tavo kasdienoje daug reiškia? Kažkiek gal Vilniuje gyvenom, dabar nebėra, kad tiek daug reiškia, bet gal visą laiką kažkur giliai yra tas ilgesys. Pasilgsta? Jo. Net ir klipas dabar žiūrovai pamatys, yra, kur tu stovi jūroje, ta jūra aplink tave šniokščia, bangos didelės. Bet kalbant apie patį kūrinį, kada jį rašei dar Eurovizijos atrankose, ar ne? Kažkur, jo. Ilgai užtrunka subrandinti kūrinį nuo pat pradžios iki tol, kol išgirsta jį žiūrovai, ir ar neišvargina tas gyvenimas su daina, kurią tu žinai, tu nešiojasi, bet aplinkiniai dar gal net nėra girdėję? Gal kažkaip įprasta yra, kai darai muziką, kad jinai vis užsimarinuoja ir išleidi vis vėliau ją, kad laikai. Šiaip visai ilgai aš ją ten dariau. Tai va, nežinau, tik pamiršau, ką dar klausai. Nieko, keliaujam su klausimais toliau. Esi šį kartą vienas, kūrinį irgi rašai vienas. Kaip visą tai atrodo grupėje? Parašai kūrinį, atneši komandą ir tuomet kartu galvojate, kaip ją užauginti, ar ateini su savo konkrečiomis idėjomis ir į kolegas kreipiesi tik jau su konkrečiais prašymais. Kaip ta virtuvė atrodo muzikos kūrimo nuo to, kol tau gimsta idėja, iki to, kol jau mes klausytojai išgirstam? Aš gal jau turėjau pagrindę visą demo versiją, kur viskas jau visai aišku dainuoja. Ir tada ją nešiau Jokūbui, būgnininkui, jisai tada jau tokį savo sprendimą nusprendė, kad visgi reikėtų gyvus būgnus įrašyti, o ne sintetinius. Tai tada varėm įrašinėti visą su grupė dainą. Tiesiog, kad jau visi savo partijas bando įrašyti. Bet viską kaip ir kūriau aš, o po to, kaip atliekam, jau tada sprendžiam, darom sprendimus, ar paliekam tokį patį. Dabar plius minus esam palikę tokią pačią struktūrą dainos, bet kartais būna, kad keičiam dalykus, kai atsibosta groti tą patį per tą patį. Bet klipe tu irgi vienas. Jo. Neįsilaipinai kitų komandos narių kartu su savimi šaltas bangas, nes tikiu, kad turėjo būti dar vėsus vanduo, kai filmavot. Buvo vėsus, taip, čia buvo dar tos vėsios vasaros dienos. Dabar galim šiek tiek, aišku, daugiau šilumą pasidžiaugti, bet kaip suplanuotas jūsų tvarkaraštis toliau, nes susitikimų žiūrovai, klausytojai tikrai tikiu yra ištroškę, o jūs irgi suprantu, kad norite pasimatyti su žmonėmis, kurie klausas jūsų muzikos. Tai turėsim koncertų. Tai va, grosim, esam pasileidę dabar 3 koncertus, tai viskas puikiai einas. Lauksim grot. Labai smagu matyti žmonės, kaip tiesiog pamatyti žmonės pagaliau, nes per visą, pavyzdžiui, Eurovizinį laikotarpį viskas yra per ekraną, visas palaikymas, visas tas, nes iš esmės esi išvaręs ir gauni kažkokią komentarą, egzistuoja. Čia dabar tu matai realius žmonės, realius veidus. Labai daug žmonių iš užsienio atvažiuoja į koncertus, kas irgi žiauriai kietai. Tiesiog. Labai malonus įvertinimas turėtų būti sulaukti svečių iš užsienio. Taip, faktas. Ir kad vien dėl mūsų atvažiuoja, tai geras labai. Luka, ir jaučiat išaugusi galbūt gerbėjų skaičių, gerbėjų dėmesį po Eurovizijos, kad žmonės galbūt jūs ten pirmą kartą išgirdo, bet nusprendė su jūsų muzika ir likti, nes įsimylėjo tai, ką jūs darot, nors prieš tai gal nebuvo visai su jumis pažįstami? Tai aš manau, čia Eurovizijos dėka ir yra, kad žmonės važiuoja jau ir į Lietuvą paklausyti mūsų. Tai faktas, ja. Koncertai, susitikimai, viskas yra smagu ir malonu. Nežinau, kiek norėsi pats atskleisti, bet suprantu, kad iki pat metų galo turit veiklos suplanavę. Ar gerbėjai tuomet gali galvoti ir tikėtis albumo? Gali, bet nieko neprižadu. Tai čia, man atrodo, jau geros žinios. Planuojat ir po užsienį pakeliauti?
Irgi planuojam. Bet irgi nieko. Jau biškai aiškiau ten viskas yra, bet dar truputis laiko ir jau bus oficialu viskas. Tai. Ar nesinori poilsio po visos tos Eurovizijos, po viso to Eurovizijos maratono, kuris tikrai tankus buvo ir grįžtat čia toliau koncertai, albumai, dainos, klipus filmuoti reikia. Atrodo, skamba kaip iš tiesų įtemptas laikotarpis. Man gal kažkaip grįžus net jautęs, kad nesinori labai susisėst su savim dabar ir sėdėti tiesiog, nes labai daug visko patirta ir labai norėjos iš karto versti kitą puslapį ir pradėti kažką kitką veikti, ko esi pasilgęs ir nebemastyti, kaip ten kas buvo. Tiesiog džiaugtis, ką padarėjai ir važiuoti toliau. Tai nėra gal taip. Gal kaip tik fainai, kad yra ką veikti. Ar tie visi įspūdžiai, kuriuos Eurovizijoje įgavai viena ar kita forma, gal jau pradėjo ir į naujus kūrinius gulti, kurių klausysimės po kelių mėnesių, nežinau? Tai manau ir šitame kažkiek yra nugulę tam tikrų minčių. Gal, nežinau, priklauso. Bet gal dar kas yra, kad nėra gal pilnai susisėdėjo viskas, kai neduodi laiko savo apiprocesuoti viską. Tai tiesiog toks praėjo, nėra, kad ten daug labai permastęs esu dalykus. Tai norisi palinkėti, kad būtų kada pasėdėti šiek tiek giliau pakvėpuoti. Neabejoju, kad su gerbėjais susitiksite koncertuose, o gerbėjai tų koncertų tikrai labai laukia. Na, o Labo ryto eteryje, kaip ir žadėjau, grupė Katarsis ir kūrinys Kas man be jūros.